Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT ir mes padedam žmonėms sulieknėti, jaustis geriau, gerinti ilgaamžiškumą ir jeigu reikia, sulieknėti. Šiandien kalbu vis dar apie keto ir šiandien noriu trumpai papasakoti apie keto naudas, kokios jos yra, jų yra daug, tai aš vis žvilgtasiu į savo kompiuterį, bet iš esmės keto prasidėjo kaip išpopuliarėjo ir buvo sukurta tam, kad padėtų epilepsiją turintiems žmonėm, nes tai pagerino jų simptomus ir kartais netgi panaikindavo ligą. Bet iš esmės, kokios yra keto naudos, tai yra riebalų deginimas arba kiti dar vadina lieknėjimu. Iš tiesų, lieknėjimas yra tada, kada mes turim sveiką organizmą ir kai turim kalorijų deficitą, tai nepriklauso nuo dietos, bet kas vyksta, kai laikotės keto mitybos, tai jūs papildomai, ir jeigu esat kalorijų deficite, tai jūs papildomai deginat ir sustovėjusius kūno riebalus ir nors jeigu ir atrodo tas efektas super nepastebimas, tai yra dėl to, kad riebalas yra viena lengviausių mūsų, kaip čia pasakyti, darinių kūne. 1 kilogramas riebalo bus visada žymiai didesnis negu 1 kilogramas raumenų. Raumuo yra žymiai sunkesnis, dėl to, kai mes nudeginam riebalą, geriausia iš tikrųjų yra viską matuotis centimetrais, lyginti nuotraukas, aišku, svarstyklės yra kažkiek tiksliau, bet iš esmės keto unikalumas yra, kad tai padeda nukrapštyti nuo mūsų, sakykime, tuos jau seniai esančius kūno riebalus. Tai čia vienas dalykas. Šiaip, kas man, kitiem ir labai daug mokslinių tyrimų yra parašyta apie tai, kuo keto iš tikrųjų žavi šiandien ir vis dar nenustoja žavėti žmonės. Tai yra, kad kai laikomės keto, kadangi nevalgom angliavandenių ir mums reikia energijos, natūraliai valgom daugiau riebalų. Ir riebalas, kaip ir minėjau, yra energija, kuri yra pastovesnė. Tai kadangi jinai yra pastovesnė, labai dažnai atsitinka taip, kad žmonės pradėti jausti, nes, sako, anksčiau niekada to nejaučiau, arba jaustis labiau sotiems. Atsiranda sotumo jausmas, plus tiems, kurie mėgsta labai saldį, aš irgi buvau viena iš tų, tai tas noras saldumynams iš tiesų sumažėja, nes kai valgai daug sveikų riebalų, noras cukrui tampa mažesnis. Tai čia 2 tokie dar papildomi dalykai. Kitas dalykas, ir ne kitas, bet kiti 2 dalykai, jie labai yra susiję, apie ką papasakosiu, tai yra, kad keto mitybos pagalba galit sumažinti kraujospūdį, jei turit per aukštą, ir pagerinti gerąjį cholesterolį padidinti ir sumažinti netgi blogąjį cholesterolį. Pirmiem 2 dalykam, tai yra gerojo cholesterolio didinimui ir kraujospūdžio didinimui yra tikrai irgi nemažai mokslinių tyrimų. Tai kad keto mityba sumažina blogąjį cholesterolį, tyrimų per daugiausiai nėra iš tikrųjų, kad būtų įrodyta, bet čia labai kalbu net ir savo asmeninės patirties dirbant su klientais. Tai kad kraujospūdis, cholesterolis visada susinormalizuoja ir kai eina darytis tyrimus, labai dažnai jų daktarai klausia, sako, ką tu darai, nes aš tau lyg ir vaistų kažkokių papildomų ar naujų neįrašiau. Tai jie tada pradeda pasakoti apie darbą su mumis. Tai kraujospūdžio mažinimas, cholesterolio mažinimas, jums nereikia tam vaistų ilgainiui laikantis, tikrai galite susinormalizuoti ir atsisveikinti su medicina, kuri iš tikrųjų sprendžia tik pasekmę, o ne pagrindinę priežastį. Na, bet čia jau truputėlį nukrypau. Kraujospūdis, cholesterolis ir su tuo labai dažnai būna susijęs toks dalykas, tai yra antro tipo diabetas. Dažnai pasitaiko, kad turiu klientų ir dirbu su jais būtent dėl to, kad jie turi per didelį svorį ir antro lygio diabetą. Tai vėlgi keto mityba, kadangi yra ribojami cukrai ir neapsunkinamas organizmas, tai cukrus dažniausiai iki 5,5, maksimum 6 pas žmonės būna, o netgi kartais ir mažesnis, tai irgi yra klientų, kurie keto mitybos pagalba iš tikrųjų atsisakė netgi vaistų irgi. Kitas dalykas, irgi, čia jau truputėlį minėjau, bet tiesiog noriu pabrėžti, kad maitinantis pagal keto principus turime daugiau energijos ir keto iš tikrųjų negaliu teigti, kad 100% išgydo, bet yra tikrai nemažai atvejų, tyrimų, kai
parodė, jog tikrai turi teigiamą poveikį tokioms lygoms kaip epilepsija, diabetas, jau šitos du minėjau, įvairios širdies ligos, Parkinsono liga, Alzheimeris ir kartais netgi vėžys. Vėžys nėra toks dažnas dalykas, bet tikrai yra tokių atvejų. Tai tokios yra keto naudos ir labai dažnai žmonės, kuriems netgi nereikia numesti svorio, aš rekomenduoju pabandyti arba turėti gyvenime sezoną, mėnesį, porą savaičių, kai maitinamasi pagal keto dėl naudų sveikatai. Ne tik dėl to, kad svoris sumažėja, bet dėl naudų sveikatai būtent. Ačiū, iki kitų video.